Kalbant procentaliai, aš net neįsivaizduoju, kiek yra tų senų šildymo sistemų ir kiek yra naujų. Aš taip galvočiau, spėjimas mano toks 60-40. Ne, iš tikrųjų yra 90 plus jau naujų šilumos punktų atnaujintų, ir ten ta mažoji dalis jau likusių tų senų. Tai 90% mano būstas klientų gali net nežinoti, bet jūs jau taupot jų pinigus. O ką reikėtų daryti tiems kitiems beveik 10% likusiems, kurie irgi išgirdę dabar galvos, kad nori sutaupyti? Tai visų pirma reikėtų pradėti jau dabar apie tai galvoti. Žiema pats metas pradėti tą jau procesą, nes visus darbus su šilumos punktų atnaujinimu mes galime atlikti jau po šildymo sezono pabaigos. Tai dažniausiai būna jau pabaiga balandis, gegužės mėnesis. Tai vat žiemą ruošiamės, vasarą darom tą kaip ir šilumos punktų atnaujinimą.